Sveiki visi, šiandien žaisiu Headball 2. Tai čia realiai jau iš nuotraukos galite suprasti maždaug, ką čia daryti reikia. Nu, tai čia tiesiog futbolas su blemba. Gerai, kad čia. Nu, aš nesu pradinis, tai biškai pažaidžiau, tai jau turiu kažką. Bet realiai tai man nelabai ką duoda, nes nu, bent jau man tie superpoweriai, nu taip, jie geri, bet man visai gerai ir be powerių, tai visai gerai, manau, sekasi ir be powerių, tai jo. Visai ranking. Aš pirmą vietą užimiau, mats, nenaudodamas powerių, tai kažką gavau, nežinau, ką gavau, nesvarbu. Tai va. Tai dabar mes pradėsim žaisti, va, aš 9 levelį esu. Gerai, davė 11 levelį, bet jisai ir 4 prarosios, 1 lygisis. Raudonas rodo, kad esi pralošęs, žalis, kad laimėjęs, geltonas, kad lygisis. Tai va. Aš esu tas dešininis, jeigu nesupratas. Tai kol kas laimė 1-0. Čia negali stovėti prie vartų per ilgai, nes tada tave užšaldys teisėjas. Gausi geltoną kortelę ir šaldys. Vau, užšalta. Bet realiai, dabar kadangi aš vidury, tai jam sunku pataikyti yra. Tai čia kartais yra geras dalykas, kai tave šaldo, bet šiaip nelabai. Nu, jeigu tu esi per vidurį, tai gal tada ir geras, bet jeigu esi apačioje, tai tada labai blogas, nes gali tiesiog pro viršų praspirti. Tai va. Nu. Nespės viskas. Ir 2-0 laimėjau prieš 11 levelį, tai va. Ir be jokių powerių. Ok, aš 6 vietoj. Reikia išsilaikyti. Nu, reikia patekti į pirmą. Nu, belamba. Nu, kaip aš turiu paspaust kryžiuką? Parašykit, ar žiūrėt tą World Cupą ir kaip man kokia šalis laimės, parašykit komentaruose savo nuomonę. Ir ar jums patinka futbolas, nes man visai patinka. Aš futbolą šiaip žaisti nemoku gerai, bet man jis patinka vis tiek. Ejojojojoj. Toks sahur. Ha! Išsispyrė savo. Oi. Ne tą mygtuką paspaudžiau. Čia šiaip, bent jau man tai lengva ne tą mygtuką paspaudžiau. Bet aš manau vis tiek prieš laimėsiu laisvai. Jeigu gerus mygtukus spausiu. O ne mane ant to jau žaldys. Blemba. Bet geroj vietoj. Yes! Yes! Let's go. Geroj vietoj užšaldė. Ai, blemba, neįsispyrė. Ojoj. Nu, aš turbūt laimėjau, nes per 10 sekundžių neįspirs 3 golų. O! Viskas. Ne! Deja, ne 5-1, bet nieko. Ok, laimėjau ir prieš šitą. Aš antroje vietai. Tai labai gerai.
Nu, davai. Kol kas visai gerai sekasi. O, 11 levelis. Šitas jau geresnis negu pirmas 11. Ojei. Kaip įsispyrė. Na ja. Ką jis daro? Ne! Ohoho, tikiuosi jis nemoka per apačią spirt. Ką jis daro? Ką jis daro? Ką šia per žmogus? Kaip jis 11 levelė? Jis jau seniai turėtų kuti. Ką jis daro? Ant tiek nemokėt žaisti, aš nežinau. Kad tu čia mušies? Oi. Nu, gal nepralaimėsiu prieš šitą žmogų. Nu tai ką aš turiu daryti? Kaip man apginti? Jas. Dabar gali šaldyti kiek norit. Ok, laimėjau. Ok, ar aš pateksiu dabar į pirmą vietą taip? Jos, aš pirmą vietą. Nu. Čia gerai, kad trumpos reklamos. Nu, tai kas man iš tos pirmos vietos, aš noriu paklausti. Man čia reikia įsilaikyti į pirmą vietą, ar kas čia? Ok, 10 levelis. Įtruknau gerų. Nenoriu aš to remečių. Ok, dabar nuo 7 iki 13 levelio gausiu priešinkus. Daido iki 13 levelio noriu kažką sunkiau. Nu, paskutinį. 7 levelį, da. Jūs jau gal juokavot. Aišku, visai greit laikus praėjo. Dėl to ir sakau paskutinis. Nu, davai. Eikt. Ok. 7 levelis, bet visai gerai moku žaisti. Man atrodo. Nu, gal nežinau. Bet jau, su šito jau sunkiau biškin gal. Nespėjau duoti geltonas kortelės, ok. Jo, su šito jau sunkiau. Spėjant jau mygtukus moku spausti. Ok, su šito tikrai sunkiau. Ką tu daužais, aš nesprantu. Nu tai Nu ja, šitą tikrai jau sunkiau. Yes! Reikia suskaupti. Blemba. Yes! Tui! Čia toks galėjo būti geras jam. Blemba, yes! Let's go! Ok, gal šitą jau nepralošiu. Fu. Eik tu savo. Ok, jau tikrai nepralošiu. 6-3. Spėjau. Nesvarbu. Kad tu juokiesi? Nematei, kiek laiko liko? Nu, žodžiu, jo, tikrai jau paskutinis 4 išlės laimėjau. Tai va. Nu, nepavyko praskipinti. Gerai. Tai nepamirškit parašyti, ar jums patinka futbolas, ar žiūrit World Cupą. Parašykit komentarus, kaip manot, kokia šalis laimės. Parašykit, ar patinka futbolas. Tada, ką dar jums čia parašyti. Kokiu būdu jūs 6 levelį. Nepamirškit palaikinti video, pasubscribint ir viso.